Lapkričio mėnesio pabaigoje Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyko paroda Mokykla 2014. Pedagogai, susirinkom čia, sukurti kažką gražaus. Mokykla jau be sienų, mokykla jau be sienų, mokykla jau be sienų. Mokykla be sienų – toks ketvirtosios visai švietimo bendruomeniai skirtos parodos mokykla šūkis. Tai mokykla, kurioje laukiamas kiekvienas. Tai mokykla, kurioje svarbiausia yra ne klasės, suolai ar lentos, bet gyvi žmonės, mokiniai ir mokytojai. Tokioje mokykloje kiekvienas jaučiasi laukiamas ir vertinamas. Čia problemos ir klausimai sprendžiami bendradarbiaujant, diskutuojant ar tiesiog kalbantis. Parodą atidarė Lietuvos Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė. Naudodamasi progą padėkoti mokytojams visai bendruomeniai, kurie kojon žengia su šiuolaikiniam technologijom, kurie tikrai sugeba suvokti ir suprasti ir įdiegti visiems, kad jau atėjo laikas mūsų mąstymui, kad mes mąstytume mokykloje jau be mūsų sienų, mąstytumėme plačiai. Taigi sėkmės jums ir dar kartą visiems geros parodos ir gerų susitikimų. Parodos devizą patvirtino tai, kad įmontuota kamera renginio metu fiksuojamus vaizdus perdavė į išorėje esančius ekranus. Panašių principų galima perduoti ir interaktyviosios lentos vaizdus. Šioje parodoje didesnis dėmesys buvo skirtas konkrečiam priemonių pritaikymui, nei naujoms technologijoms. Atsiskaitimo skaitmeninėmis kortelėmis demonstracinis modelis. Akį traukia modernios gamtamokslinės mokymo priemonės. Šaukštas elektroninės svarstyklės. Mėgintuvėlių šildytuvas. Magnetizmo demonstravimo priemonės. Generatoriaus modelis. Įrenginys dujų dėsniams demonstruoti. Mechanikos dėsnių demonstravimo įrenginys. Mikroskopas su mikroskopine kamera. Stebėjimo objektus dafnijas galima užsiauginti ir patiems. Stambesni stebėjimo objektai apgaubti skaidria medžiaga. Mažieji skaitmeniniai mikroskopai. Šie mikroskopai vaizdą tiesiogiai perduoda į kompiuterio ekraną. Juose įmontuotas ledinis apšvietimas. Mikroskopų raiška apie 5 megapikseliai. Elektros šaltinis kompiuterio baterija. Mikroskopų kaina priklausomai nuo techninių duomenų nuo 40 iki 120 eurų. Nešiojama aplinkos tyrimo laboratorija. Įrenginys kinematikos dėsniams tirti. Kompiuterinė gamtos mokslų laboratorija. Siekiant sudominti mokinius tiksliaisiais mokslais, parodoje demonstruojami akiai patrauklūs žaidimai bei eksperimentai. Reakcijai lavinti skirti kompiuteriniai žaidimai.
Statinio elektrinio lauko demonstravimo priemonė. Muzikiniai vaisiai. Prie dubenų, kuriuose įpiltas vanduo, ar prie vaisių prijungiami laidai. Kitas laido galas prijungiamas prie kompiuterio, kuriame įdiegta klavišinio instrumento klaviatūra. Eksperimento dalyvis viena ranka turi paimti laidą, o kita ranka liesti vaisių. Taip sujungiama elektros grandinė ir kompiuteryje pasigirsta užprogramuotas muzikinio instrumento garsas. Vienu metu gali groti ir keli muzikantai, tačiau jie turi susikibti rankomis. Pasaulyje vis populiarėja 3D spausdintuvai. Tai spausdintuvai, kurie atspausdina trimatį, tai yra erdvinį daiktą. Šios spausdintuvus dabar galima įsigyti ir Lietuvoje. Taip pat Lietuvoje įkurtas ir šių spausdintuvų techninio aptarnavimo centras. Spausdinamo daikto duomenys per USB atmintinę įkeliami į spausdintuvą. Tam reikalinga atskira kompiuterinė programa, kurią elektroninėmis ryšio priemonėmis galima atsisiųsdinti. Spausdintuvas vieną suskystinto plastiko sluoksnį lipdo ant kito. Daugiausia naudojama viena spausdinimo galvutė, tačiau moderniausiuose spausdintuvuose naudojamos 3 spausdinimo galvutės. Spausdintuvo ekrane rodoma spausdinimo proceso informacija, užprogramuota bei faktinė plastiko temperatūra. Spausdinimo temperatūra priklauso nuo naudojamos spausdinimo medžiagos. Rekomenduojama spausdinimo temperatūra būna nurodyta ant spausdintuvo kasetės. 1 kg svorio kokybiško plastiko kasetė kainuoja apie 80 €. Prastesnės kokybės plastiko kasetė kainuoja žymiai pigiau. Anot tiekėjų, šio dinozauro kaukolės modelio svoris apie 100 gramų. Spausdintuvai gali būti naudojami technologijų, menų pamokose, mokymo priemonių detalių gamyboje. Tai raižymo staklių gaminiai. Į staklių programinę įrangą reikia įkelti nuotraukas ar brėžinį ir staklės išraižo norimus vaizdus ar daiktus. Raižyti galima ant įvairių medžiagų. Gaminti galima net metalinius varžtus. Deja, šios staklės parodoje nebuvo demonstruojamos. Populiarėja konstruktorių rinkiniai, kurie pritaikyti įvairaus vaikų amžiaus pakopoms. Išleista ir tam skirta metodinė literatūra. Konstrukcijų principas taikomas ir mokant fizikos. Elektros grandinės dėsningumų tyrimas. Atsinaujinančios energetikos konstruktorius.
Vandeniliu varomo automobilio modelis. Šiame automobilyje vandenilis jungiasi su deguonimi ir susidaro vanduo. Reakcijos metu išsiskyrusi energija naudojama automobilio ratams sukti. O vandenilis gaunamas iš distiliuoto vandens. Pramoninių robotų konstruktoriai. Dirbti šiuolaikinėmis priemonėmis reikia papildomų žinių. Parodoje vyko įvairūs gamtamoksliniai mokymai, demonstruojamos kompiuterinės programos, naujausios mokymo priemonės. Buvo mokoma, ką galima pasigaminti iš antrinių žaliavų ar jau nebereikalingų, nebenaudojamų daiktų. Parodoje buvo galima pamatyti, kaip namuose įrengti mokinio darbo vietą. Užklasiniai veiklai skirtos priemonės. Lauko šachmatai. Žaidimas Lietuvos istorijos tematika. Žaidėjų užėmus atitinkamą langelį, pateikiami šiam langeliui skirti Lietuvos istorijos laikotarpio klausimai. Kariškos amunicijos stendas. Šio stendo eksponatais aktyviai domėjosi dailiosios lyties atstovės. Tradicinių amatų stendai. Žvakių liejimas. Suspaustas vaškas įdedamas į paruoštą formą, o į likusius tarpelius pilamas išlydytas vaškas. Pamokėlės. Moterys visada ir visur turi būti orios. Parodoje galima buvo išvysti ir kitokių įdomybių. Tai naujos konstrukcijos dviratuką,
tai riaumojančius sutramdytus dinozaurus. O neįprastos kalėdinės dekoracijos priminė apie artėjančias šventes.